Sveiki visi. Šiandien turim Marijampolę, sodų bendriją. Štai, pradedam nuo ko? Nuo kelio, aišku. Kelias yra grįstas, matot, išpilta skalda. Toliau, turim sodo namą. Sodo namas yra 69 kvadratai, plus turim antram aukšte balkoną. Langai yra mediniai, namas yra mūrinis. Kiemas davažiavimas yra puikus. Toliau einam, ką turim. Iš lauko matom, kad turim kondicionierių, ar ne, stogelį. Toliau sekantis įėjimas į namą. Matot, yra įvažiavimas. Jeigu galima invalidams, jeigu norit, galite nusiimti, apačioje yra laiptai. Einam, turim priengį. Toliau atidarome duris ir turime namą. Štai, prašau, galima pažiūrėti. Pirmiausiai patenkame į pagalbinę patalpą, toliau patenkame į virtuvę. Štai, virtuvėlė mūsų. Vandentiekis yra miesto, kanalizacija yra miesto, taip pat turime koklinį pečių puikų, plytelių papildomų irgi yra trūkstamų, čia yra susidėti daiktams nebloga vieta. Toliau patenkame į didįjį kambarį, kuriame yra kondicionierius sumontuotas, galima šildytis ir šaldyti patalpą. Baldai viskas yra paliekama, namas yra pakankamai tvarkingas, langai, kaip sakiau, yra mediniai, koklinio pečiaus sienelė, tai yra tikriausiai kiekviena mūsų vaikystės prisiminimas, ar ne? Toliau galim patekti į antrą aukštą. Į antrą aukštą užlipame laiptais. Užlipame laiptais ir patenkame turime kambarį. Kambarys yra tikrai nemažo ploto, sakyčiau, 15 kvadratų. Vaizdas pro langą yra tikrai neblogas. Turime žaliuzę, kurią galime užtraukti. Taip, einame toliau, patenkame į dar vieną kambarį. Štai, dar vienas kambarys. Čia yra balkonas. Jį šiek tiek reikėtų patvarkyti. Durys į balkoną. Kambariukas. Štai, iš kambariuko dar yra viena patalpėlė. Tai yra vadinama uošvės spinta arba uošvės kambarys. Taip pat dar yra laiptai. Laiptai, kurie veda į palėpę. Ir palėpė yra nesutvarkyta, tačiau ten yra be proto didelė patalpa, kur galima padaryti trečią aukštą. Tai va, kol kas turime to tiek, kiek turime. Tikrai namas yra geros labai būklės. Viskas yra paliekama. Štai vaizdas pro langą į kitą pusę. Lipame laiptais žemyn, kur pateksime į kitas patalpas. Toliau atėję iš virtuvės, norėdami išeiti, matome laiptus. Matome. Toliau nuo pagrindinių durų atsidarę. Patenkame į didelę patalpą. Toliau nulipame laiptais ir patenkame į didelę patalpą, kur turime. Galime panaudoti kaip rūsį. Taip pat turime koklinį pečių, pagalbinių patalpų, turime boilerį didelį,